Na taip jau yra, kad mes patiriam įvairiausias skirtingas emocijas ir kai kurios emocijos, tiksliau, reakcijos mūsų kaip sąlyginiai refleksai, mūsų lydi per gyvenimą. Ir jau žinoma, NLP technika inkaravimas, inkarai mums padeda vienoje arba kitoje situacijoje jaustis taip, kaip mes norėtume jaustis, kaip įmanoma susikurti tą tokį geros būsenos, geros savijautos tokį modelį, inkaro dėka, inkaravimo dėka. Tai dar viena su inkaravimu susijusi technika - inkarų neutralizavimas, dar kitaip vadinasi inkarų integravimas, o toks oficialus pavadinimas tai inkarų kolapsas. Žodis kolapsas reiškia, kad kažko tai sumažėjimas, susitraukimas, sumažėjimas. Tai užuomina kokia, kad inkarai, tiksliau tų inkarų, kurie tuo metu dalyvauja procese šitoj technikoj, įtakos sumažėjimas, jie susilpnėja. Kada šitą techniką yra rekomenduojama naudoti, tai dažniausiai tais atvejais, kai patiriat kažkokias pasikartojančias nemalonės būsenas, pasikartojančias tokias nemalonės situacijas ir jau norėtumėt su jom atsisveikinti. Jos tiesiog trukdo, tiesiog tos būsenos nereikalingos, nenorimos, nemalonios. Pavyzdžiui, išgirdot kažkokią tai melodiją, kurią prisimenat ir susierzinot, ir ta melodija turi kažkokį prisiminimą neigiamą. Galbūt sutikęs kažkokį tai žmogų, galbūt tai yra kolega darbe, ar vadovas netgi, irgi tinkamas variantas, jaučiat kažkokį tai susierzinimą, nieko blogo lyg ir ne, bet tas susierzinimas kažkoks tai kyla ir tai jums trukdo su juo normaliai, natūraliai, adekvačiai bendrauti. Irgi tinka šita technika. Žodžiu, tokios situacijos, tokios būsenos, kurios jums nepatinka, jas galima pabandyti neutralizuoti, tiksliau ne situacijas, o būsenas neutralizuoti, kad tose situacijose, kuriuose jūs norėtumėte jaustis kitaip, būtų galima jaustis kitaip. Labai svarbus momentas, būtent, kadangi NLP turtinga požiūriais, turtinga žaidimais, tokiais veiksmais, perimais nuo vienos idėjos prie kitos, tai apie ką kalbėsiu aš, apie šitą techniką, inkarų kolapsas, jos yra skirtingų versijų ir šį kartą mano pasiūlymas, mano idėja yra dirbti būtent su kinestetiniais inkarais. Nes yra erdviniai inkarai, yra vizualiniai inkarai, galima juos maišyti, tai yra meistriškumo klausimas, bet pati pradžia ir NLP praktikų kurse paprastai mokomas yra būtent kinestetinių inkarų, to vadinamo kolapso arba atidirbinėjama technika yra būtent tokia. Taigi algoritmas yra labai paprastas, tai pirma užduotis, pirmas žingsnis yra identifikuoti tą situaciją, kurioje jūs jaučiatės nemaloniai. Tai yra kažkas tokio nemalonaus, algoritmas matosi, yra kažkas tokio nemalonaus, netinka, nepatinka ir norėtumėt, kad toj situacijoje jaustumėtės kitaip, reaguotumėte tą situaciją kitaip. Tai labai svarbu tą situaciją įsivardinti, kuo detaliau aprašyti, apibūdinti, kasgi ten tokio yra toje situacijoje, į ką jūs ten taip reaguojat, kas trigeris suveikia kaip trigeris, ta būsena pasileidžia. Kuo tiksliau žinot, visą tai, kuo labiau apibūdinat, kuo labiau asocijuotai tai vyksta, tuo didesnė tikimybė, kad inkaras kinestetinis bus teisingas ir suveiks. Ir jau kai tas įsijautimas į tą situaciją yra, tada kolega, partneris, galima ir pačiam tiesą tą daryti, tik tai jau tada reikia labai sugebėti tai pasirinkti, pavyzdžiui, kumščių suspaudimus naudoti, būtų, kad viena ranka vieną situaciją reikš, kita ranka kitą situaciją reikš, bet tarkim, kad darote dviese, du žmonės. Tai kaip pavyzdys, tokia rekomendacija, riešo suspaudimas. Priešais esantis žmogus užinkaruoja neresursinę būtent šitą situaciją, tą nemalonę, kurioje pokyčio norisi. Ir užinkaruoja, užspausdamas jums riešą, tiesiai prieš jūs stovėdamas viena ranka. Truputėlį padarote mažą pauzę ir būtinai reikia patikrinti, ar tas inkaras veikia. Suspaudus tą riešą, vėl pasileidžia tą būseną, arba bent jau kažkoks tai pokytis būsenoje vyksta į tą vadinamą nemalonę pusę. Tada labai svarbus momentas yra pasirinkti resursinį inkarą iš tokios resursinės būsenos, kuris būtų labai panašios vertės. Tai reiškia, kad jeigu resursinė situacija arba resursinė būsena bus silpnesnė, tai gali būti, kad neigiamas inkaras nugalės. Jisai tiesiog praris tą teigiamą inkarą. Čia kaip matematikoje.
Jeigu prie -3 pridėsim +3, sumoje gausim 0. Tokia ir yra siekiamybė, kad galutinis rezultatas, ta būsena gaudųsi kažkokia tai trečia, būtent šitoj situacijoje, kad gaudųsi būtent kažkokia tai trečia būsena. Tai reiškia, nestiprinam teigiamo inkaro, nestiprinam neigiamo inkaro, nepaliekam kažkokio tai ten jo likučio, o pagal galimybės pasirenkam tokį labai panašų, adekvatų, lygiavertį inkarą, lygiaverčią tokią situaciją, lygiaverčią tokią būseną. Ne? Nes inkaravimo idėja tai yra, kad kažkur aš išgyvenau tą malonę būseną, kažkur jinai buvo tokia, ne pagal stiprumą, pagal kažką tai tokio, ko aš norėčiau. Nenorėčiau šitos būsenos, kurią supratau, ko aš norėčiau, kaip aš norėčiau toje vietoje jaustis ir kokio istorijoje tai yra. Ir ką daro kolega, kai ta istorija yra, kai jau įsijaučia žmogus į tai, jis ant kitos rankos riešo suspaudimą padaro lygiai tokį patį. Jeigu vieną ranką spaudžia 3 sekundės, tai ir kitą ranką spaudžia 3 sekundės. Vieną riešą, kitą riešą, po 3 sekundės vyksta toks suspaudimas. Na ir ant kitos rankos yra uždėtas, užstatytas, pastatytas, užfiksuotas pozityvus inkaras. Kelios akimirkos praeina, duodam šiek tiek laiko ir testas. Mums reikia patikrinti, ar suspaudus aktyvavus inkarą, ar yra procesas, ar vyksta pokytis, ar žmogaus kūnas reaguoja. Ir jeigu mes turime jau šitus žingsnius atlikę, tai galim pereiti prie 4 žingsnio. Tai reiškia neutralizuoti arba apjungti, aktyvuoti abu inkarus tuo pačiu metu. Tai reiškia, kad kolega, kuris yra priešais jūs, kuris jums pastatė, užfiksavo tos inkarus tiek neigiamą, tiek teigiamą, tuo pačiu metu su tuo pačia jėga aktyvuoja abudu inkarus. Tai mūsų atveju suspaudžia riešus ir vieną ir kitą, 2 rankas už riešų paima ir suspaudžia ir lygiai tiek pat laiko, kiek fiksavo inkarus, tiek ir laiko šičia. Jeigu tai 3 sekundės, pavyzdžiui, tai 3 sekundės, beje, rekomendacija yra 3-5 sekundės, tai jeigu bus ir 5, nuo to tik tai geriau. Ir koks yra efektas? Labai įdomus pojūtis, nes tuo pat metu aktyvuojasi 2 inkarai. Vėlgi grįžtų matematinis toksai principas, jeigu neigiamas tai -3, jeigu teigiamas tai +3, čia pavyzdys toksai. Ir abu aktyvavus mes turim trečią variantą, trečią versiją, tai 0. Tai reiškia, dar trečia kažkokia tai būsena. Tai tik tai matematiškai čia yra 0, emociškai gali būti neutralesnė, lengvesnė, švelnesnė reakcija į tą erzinančią situaciją. Tai įvykių nepakeisim, situacijos kokios yra, tokios yra, kokios buvo, santykis su ta situacija jisai gali keistis. Tai siekiamybė ir yra, kad sujungus, aktyvavus vienu metu tuos inkarus, mano santykis, mano išgyvenimas tos situacijos arba reakcija į tą situaciją, jinai pasikeistų, atsirastų kažkokia trečia opcija. Tai nėra, kad aš ten, kaip anksčiau, tas neigiama reakcija kažkokia tai būtų, nėra, kad labai super aktyvi teigiama reakcija yra kažkokia trečia, neutralesnė reakcija, jau žiūrėk, nėra tokio erzinimo. Jau galima būti, išbūti, ramiau, lengviau jaustis. Ir kas yra labai svarbu, tai mes važiuojam toliau, reiškia, turim patikrinti, ar yra norimas rezultatas. Tai 5 žingsnis yra tas efektyvumo, neutralizacijos efektyvumo patikrinimas, tai paprašom, patirties testas, tai paprašom, kad žmogus ar tai papasakotų apie tą situaciją, kurioje jis ten tos neigiamus patyrimus, išgyvenimus turėjo. Arba jeigu įmanoma, čia ir dabar tai patikrinama, jeigu ten, pavyzdžiui, reakcija į kokį nors kvapą buvo, arba į skonį kokį nors, pažiūrim, kaip tai veikia. Ir jeigu į melodiją kažkokią reagavo, tai iš vis labai lengva surasti tą melodiją ir paklausyti, pažiūrėti, kaip reaguoja. Tik taip pat žmogus gali pasakyti, koks procesas jame vyksta, o iš išorės esantis žmogus gali tiesiog nukalibruoti, kas ten darosi. Nes jisgi matė, tas, kuris veda, tas, kuris daro techniką, jisgi matė, kaip žmogus įsijautė, kaip jisai atrodė, ką jisai kalbėjo, kaip atrodė veidas, kaip jisai kvepavo ir taip toliau, kai prieš aktyvinant neigiamą tą inkarą. Ir matom dabar tą situaciją, žmogus bando prisiminti, pasakoti arba kažkaip kitaip įsijausti tą situaciją ir mes žiūrim, yra pokytis ar nėra. Ir jeigu yra pokytis, spaudžiam like, jeigu nėra pokyčio, mums reikėtų grįžti dar kartelį į 4 žingsnį ir dar kartelį paieškoti kažkokio tai stipresnio, galbūt to vadinamo teigiamo inkaro, kad ta reakcija pasikeistų.
Kas yra labai svarbu, įvyko ta neutralizacija, apjungimas toks įvyko tų dviejų inkarų, labai svarbu tą ekologiją pasitikrinti, ne? O kas toliau, kaip norėtum arba kaip tai integruosis į tavo gyvenimą. Su šita būsena tu toliau keliausi tokiuose situacijose, kai girdėsi tą muziką arba kai sutiksi tą žmogų, dabar reaguosi šitaip. Kuom tai tau yra naudinga, kuom tai tau yra gerai, kas tame yra ok. Ir kad žmogus savo bent jau kelias tokias idėjas pasirinktų ir įvardintų, tai suveiks kaip dar vienas papildomas inkaras, kad tai, ką jis ką tik padarė, jam yra naudinga, vertinga ir su to galima gyventi toliau. Beje, labai dažnas klausimas, tai kas atsitinka su tais inkarais, ne? Tai ar jau dabar tas jau teigiamas inkaras iš kažkur tai irgi įsitrina. Taip nebūna, kad įsitrina visiškai, ten vis tiek kažkokia tai reakcija lieka, smegenys išmoko kažko naujo, tiek neigiamoj situacijoj, tiek toj teigiamoj situacijoj. Tai jeigu tau taip svarbus arba įdomus tas teigiamas situacijos, teigiamo inkaro buvimas tavo gyvenime, ne, kad jisai nedaug dievė nesusilpnėtų, šiaip ir neturėtų susilpnėti, bet kad taip būtų, žinai, ir toliau lydėtų tas džiaugsmas, tai gali specialiai pastiprinti tą teigiamą inkarą, kuris prieš tai pasitarnavo neigiamų inkaro utilizavimui.